Laisvė rinktis, tokia neatsiejama laisvė nuo visų mūsų kitų laisvių, nuo laisvės būti žmogumi, tai kad mes čia galim, žodžiu, ir valgyti, ką norim, ir turėti tam tikrą laisvę elgesiui tam tikrą. Tai su tokiais postumiais, sakykime, jeigu visus padarom veganais, mes vedam dar labiau į, aš noriu sakyti, atvirą fašizmą. Jūs išeitumėte, su savo, žodžiu, laisvę rinktis, tai ta prasme, jūs iš karto užkancelintų, ne? Tai kaip gali būti sveiko proto balsas nustumtas, užkencelintas ir panašiai, nes mes visuomenės savo laiku dėl sveiko proto, kai kurios raganos irgi sveiko proto buvo, ta prasme, bet jas degino ant laužų. Matyt, pelno marža už veganizmą jinai yra didesnė negu už tą tradicinį maitinimosi būdą. Aš žinau, kaip darbovietės įvesto etikos kodeksą, kad tu turi būti, jeigu tu etiškas, jeigu tu nevalgai mėsos. Laisvės rinktis tinklalaidėje pristatyti profesorių, politologijos ekspertą Šarūną Liekį. Gerbiamas profesoriau, esate Vytauto Didžiojo universiteto politikos ir diplomatijos mokslų fakulteto dekanas. Esate vyriausiosios rinkimų komisijos narys. Ilgus metus konsultavote mūsų valdžios institucijos. Kaip dar galėčiau plačiau jūs pristatyti? Tai gal plačiau ir nereikia pristatinėti, aš galvoju, kad užtenka čia tų porą apibūdinimų, jeigu žmonės kažko tai norės daugiau sužinoti, ko čia kas vertas, tai galės pasiieškoti. Tai tos galimybės visą laiką susirasti yra. Asociacija Laisvė rinktis įkurta kaip atsakas į aktyvistų manipulacijas ir augančią įtaką viešojoje erdvėje, taip pat ir politinėje erdvėje. Kodėl ir kaip ši tema įdomi jums? Man įdomi tiek, kiek mes visi turbūt ir jūs kaip asociacija, ir aš kaip žmogus vis tiek komentuojantis ir šnekantis apie politiką vienokiu ar kitokiu aspektu, tiesiog labai dažnai matau, kad žmonės tie, kurie neturi aiškių kvalifikacijų arba apibrėžtų kvalifikacijų, bando, žodžiu, įtikinėti mus vienais ar kitais klausimais, bando įtikinti, sakykime, vieno ar kito politinių sprendimų. Ir ta visa jų retorika, tie visi argumentai, jie dažniausiai nieko nėra verti. Nebūtinai taip, kad visą laiką nėra ko verti, bet jie yra labai ideologizuoti, labai yra bendro pobūdžio. Ir remiasi tariamų autoritetų. Ir aišku, tų klikų pakartojimų remiasi, kiek dažnai, sakykime, tinklavai, žodžiu, internete jūs, sakykime, arba kokie metos korporacijos, kokie Facebooko, žodžiu, paskyrose jūs matysite vieną ar kitą, žodžiu, judesį, pasmerkimą ar pagyrimą ir visi kažkaip tai, to žmonės labai bijo. Čia vienas, man atrodo, Gibsonas, jeigu aš neklystu, Melas Gibsonas yra labai gerai pasakęs tuo klausimu, sakė, nieko žmogui nėra baisiau, kai viešas pasmerkimas. Čia tuo ir remiasi šitos visos kalbos ir šitie, žodžiu, šitos visos iniciatyvos, kurias mes sutinkame žiniasklaidoje, žodžiu, įvairiausiose portaluose, socialiniai žiniasklaidoje, kurie bando vienaip ar kitaip įtakoti, žodžiu, viešą opiniją ir spausti politikus priimti vieną ar kitą sprendimą. Iš tikrųjų, labai gerą pastebėjote dalyką, jog tai yra viešas pasmerkimas ir naudojantis tam tikrų tokių dirbtinai sukurtų autoritetu. Iš tiesų, bandoma yra stumti ganėtinai agresyviai nuomonę ir šiek tiek smerkti iš to autoriteto pozicijos gyvūninės kilmės produktų vartojimą kaip kažką blogo, kaip kažką netvaraus, kenkiančio sveikatai ir planetai, nors iš tiesų taip nėra. Ir jūs pats, pavyzdžiui, esate daug metų akademinės bendruomenės dalis, esate profesorius dėstytojas, einate dekano pareigas. Ir kaip jūs matote, tos kitos pusės, tai yra veganizmo judėjimą, madą, jo plėtrą ir sviravimus, kiek kritiškai šitų minėtų organizacijų informaciją atsirenka akademinė visuomenė, bendruomenė ir kiek tada šios naujos idėjos ar mados stiprios yra jaunimo tarp ir tarp universiteto dėstytojų akademijoje? Matot, veganizmas kaip ir, sakykime, išimtinis, pavyzdžiui, mėsos vartojimas. Tai čia yra du tokie kraštutinumai ir jie paprastai apspręsti yra tos sociokultūrinės terpės, kurioje mes gyvename. Tose kultūrose, kur tos mėsos nebūdavo, ten, sakykime, karštas klimatas, net ir pieno miltelius iki dabar reikia importuoti tenais, nes nėra pieno. Tai, žodžiu,
toje aplinkoje susiformavo tam tikros kultūros, tas veganizmas, atsirado iš bėdos ir iš galimybės neturėti, galvijai tenais neauga, tenais pieną neduoda ir panašiai. Tai, visi šitie dalykai formavosi tam tikrai civilizaciniai terpiai iš vienos pusės, tai paprastai čia visą laiką referencijas daromi kažkokį neapskritai veganizmą, paprastai apie Indiją šnekam ten, ne? Indostano kultūros, mūsų platumose, kur reikėdavo daugiau energijos, tai žmonės, tą mėsą vartodavo, jokių klausimų niekas nekeldavo, gal jos net per daug vartodavo, tai čia yra kitas klausimas. Tarsi čia apie tą sveiką gyvenseną, kas yra sveikiau, nesveikiau. Bet aš sakyčiau, tos dvi mados, sakykime, arba išimtinai, sakykime, ten vartoti kaip dietą mėsą, arba vartoti būti veganu. Tai jos yra panašios mados, bet tai neatspindi nei poreikio realaus energijai, tas valgymas, ne šiaip pavalgymas, arba ten pasiskanavimas, arba nuėjimas į Mišelino restoraną. Tai mes paprastai vis tiek tai yra susijęs su tai, kad žmogus galėtų kitus darbus veikti ir kažką veikti, gyventi, sveikai. Tai, aš nenoriu į tą medicininę pusę tų klausimų eiti, nes čia vis tiek yra mes puikiai žinom, kad žmonės, kurie ten praktikuoja veganizmą, sakykime, turi papildomai sveikatą tikrintis, ten yra papildomų, apsunkinančių jų gyvenimą aspektų, ten kokį, biodinaminį vyną gerti ir panašus dalykai, prasideda su to veganizmu. Ir akivaizdu, kad tai yra toksai, kadangi tai nebūdinga mūsų kultūrai, mūsų civilizacijai ir, mūsų gyventojų įpročiams, tada prasideda akivaizdu, kad tokio gyvenimo stiliaus ir tokio maitinimosi kaštų klausimas. Matyt, pelno marža už veganizmą jinai yra didesnė negu už tą tradicinį maitinimosi būdą. Atrodo tai, nes sprendžiant iš produktų, sakykime, kokiam ten ar Paryžiuje, ar kokiai Santa Monikoje, Jungtinėse valstijose, kur labai yra tam tikras ir mados klyksmas, sakykime, tas pats veganizmas, tai tu matai, kad tai yra produktai, sunkiai pasiekimi be vidutiniam vartotojui. Tai yra vis tiek aukštesnio vidutinio lygmens vartotojas. Tas, kuris jau persirita, eina link tų aukštesnės, vartojimo, nesakau, kad tai aukštesnė vartojimo kultūra, bet didesnėmis apimtimis turi vartoti, tarsi pinigų daugiau. Ir vis tiek tu vartoji tada tą produktą, kuris daugiau kainuoja, tau daugiau reikia dirbti tam, kad jam uždirbti. Tai, mano nuomonė, kad čia yra toksai akivaizdžiai posūkis į kitą, vartojimo kultūros aspektą, kuris yra susijęs ir su marketingu, tarsi su naudos siekimu. Tos korporacijos, kurios siekia, arba augina to tipo, sakykime, produktus, jos ir reikalauja papildomą apdirbimo, pakavimo, tenais pardavimo tinklų ir taip toliau. Su ta mada jos siekia papildomą pelną. Čia panašiai turbūt galima šnekėti, sakykime, ir apie tas madas, sakykime, uniseksas kaip drabužiai, kaip drabužiai. Tai yra patogiau turbūt vieniems siūti, ne lietuviams drabužius siūti, ne žydams, ne ukrainiečiams, bet visiems. O paskui tada nei vyrams, nei moteriams, tada masto ekonomika, tai čia yra tas pats, einamas į tai, bet einama per aukštesnės maržas, per aukštesnės pelno maržas tas veganizmas ateina. Dabar kiek Lietuvoje tai aktualu, akivaizdu, kad yra spaudimas, aš sakyčiau, kultūrinis spaudimas. Pabrėžimas, tariamai tai yra sveika, bet čia aišku medicininė argumentai, aš jau nenoriu eiti į tą pusę, sveika, nesveika, bet yra spaudimas iš didžiųjų gamintojų, tinklų platintojų, kurie tokius produktus platina. Bet ideologija už viso šito yra tokia, kad vėl mus veda prie to, kad kiek yra gerai, kokiame mes pasaulyje gyvename, kitaip sakant, ar mes gyvename žmonių pasaulyje, tas antropomorfizmas, ar čia yra kaip pagrindas viso ko, ar mes visi čia, viso to, tos planetos čia visi žaidėjai yra panašus, kokioje Indijoje, tai, kadangi karmų dėsniais tiki, sielų persikūnimais tiki, tai gal karvė vos ne žmogui lygiai, tokie variantai, tenais galimybė, bet čia yra toksai civilizacinis, kultūrinis, religinis požiūris. Tai pas mus vis daugiau to atsiranda tokio ir su veganizmu, aišku, iš dalies tikėjimo, kad mes čia visi esame lygus, sporto varžybos irgi, tai moterų sporto varžybose tada vyras gali bėgti, bet gal ir stirna bėgti, o kodėl ne stirna? Tai ta prasme,
Tai kodėl ne stirną leisti, kodėl tas vyras geriau bėgantis moterų varžybose negu stirna. Nu, tai ta prasme mes galėtume pradėti parinkinėti gyvūnus, kiškius tos pačius, ne, ten leisti trumpalaikiam sprintui. Ir varom. Tai žodžiu, mes galime iki tam tikro, žodžiu, su visom tom madom mes traukimės nuo to konvencinio tokio mąstymo. Nuo konvencinio mąstymo ir nuo konvencinių, ta prasme, vertybių sistemų, kurios buvo būdingos klasikiniam pasauliu, iš kurio mes esame kilę. Romėnų, graikų, ne, Platonas, Aristotelis, Šventas Augustinas ir panašiai. Na ir mes kadangi traukėmės nuo viso šito paveldo, nuo tų struktūrų ir nuo prioritetų ir civilizacinio elgesio modelių, tada atitinkamai prasideda, žodžiu, bandymas niveliuoti visą tą kultūrinį, civilizacinį pagrindą jų tarpe ir per, sakykime, veganizmo propagavimą. Nors pats veganizmas, sako, čia žmonių pasirinkimas, puikiausiai gali būti veganas, gali būti ir vien vandenį gerti, čia tavo pasirinkimas. Ir teko kalbėti su Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininku Dainiumi Radzevičiumi. Visą pokalbį galite pamatyti mūsų antrojoje tinklalaidėje. Ir Dainius Radzevičius paminėjo, kad veganizmas, kaip ir jūs sakote, gali būti pasirinkimas, gali būti kultūrinis ir religinis klausimas. Tačiau maža to, pastaruoju metu veganizmas tampa ir politinės darbotvarkės dalimi. Tai jau nebe tik gyvenimo būdas arba religija. Ką jūs manote, nuo kada veganizmas pradėjo kišti kojas ar ten rankas į politikų darbotvarkę? Matot, jisai pradėjo kišti pakankamai ne taip senai. Aš sakyčiau, nuo kokią 2000 metų pačios pradžios, praždau prieš kokį taip grubiai, tai 20-25 metus prasidėjo ta tendencija, bet jinai yra susijus, kaip minėjau, su kitomis tendencijomis, ta prasme, unifikuojančiomis tendencijomis, bandymą, aišku, tai susijęs su globalių korporacijų dominavimu įvairiose srityse, su to vadinamo technofeudalizmu irgi iš dalies, bet kuris yra dažniausiai, aišku, kairieji tą technofeudalizmą apie jį kalba ir žodžiu, apie juo piktinasi, daugiau tokio, sakykime, jau tokio, iš esmės marksistai, ne leftistai, bet marksistai, kaip sakyčiau, politiniai. Tuo piktinasi, tai yra susijęs su tom tendencijom, žodžiu, kada bandoma primesti tam tikro gyvenimo būdą, tarsi kurį laiko kaip optimalų arba kuris būtų optimalus verslo struktūroms. Aš sakyčiau, visų pirma pabrėšiu, verslo struktūrom. Jis yra optimalus, nes jisai vis dėlto verslo struktūros, privatos verslo struktūros, jeigu jos suinteresuotos kuo didesnį rinkos dalį turėti, kuo pigiau viską daryti, kuo efektyviau gaminti, ne? Bet ir tai aišku prieštarauja pačiai valstybės funkcijai. Jeigu mes kalbam apie tai, kokia pozicija ir politikų, ir valstybės turėtų būti tuo atžvilgiu, kas atitinka verslo interesus, tai nebūtinai yra valstybės interesus. Nes valstybė yra visų pirma, bet kuri valstybė yra visų pirma, tai yra ideologinis projektas. Ne? Tai dabar kokia ideologija vadovaujasi valstybė yra labai svarbu, nes sakykime, ten kokio nors sveikatos kaštų sako, žinot, reikia efektyvinti sveikatos sistemą. Tarsi per daug mes čia išleidžiam. Arba ten per daug yra lovų ligoninėse, tai yra neefektyvu. Ne? Bet nekalbame apie tai, koks yra žmonių poreikis ir ką padaryti, kad žmogaus gyvenimas būtų geresnis. Tai čia yra klausimas. Ir mes dabar, čia yra ideologinis klausimas. Ta prasme, kam visa ta sistema? Ar tam, kad kaip kiniečių bankas surinktume pinigus ir, žodžiu, taupytume? Ar tam, kad žmonės, sakykime, po politikų kadencijos, sakykime, dabar Lietuvoje apie 75 metus vidutiniškai gyvenimo trukmė, ne? Sakykime, po sekančios kadencijos būtų 77 metai, pavyzdžiui. Tai būtų labai realus pasiekimas rezultatas. Ką jūs, ponai, padarėte, ką jūs pasiekėte. Bet to neįmanoma padaryti su to efektyvinimo filosofija, logika, kurie ateina iš verslo ir jinai yra savitikslė savaime, jinai pati savo tikslas. Ir kada jinai yra pati savo tikslas, mes turime labai rimtas problemas, kad dalis autorių, tarp kitko, kalbant apie tą naują viešąją vadybą ir verslo praktikos perkelimas ir įtakojimą, verslo praktikų perkelimas į žodžių valstybę įtapatinama fašizmui. Nes fašistinis režimas iš principo, jisai nekelia savo jokių kitų tikslų, tik tai ideologinį tikslą. Tai yra, atsiprašau, ne ideologinį, bet kelia tik tai efektyvumo tikslą. Tai efektyvumas pats iš efektyvumo, tai kas iš to?
Tai mes namuose irgi, tai sakykime, galim kiekvienas ten taupyti pinigus, bet mes turim kažkokį tikslą, ką mes sustaupom. O čia gaunasi, kad taupumas dėl taupimo valstybėje, ne? Verslė tai yra tam, kad tų pinigų daugiau būtų savininkams. Kad pelnas didesnis. Savininkams, o valstybei ką mes kaupom? Taupom tam, kad mažiau turėtų išleisti didžiųjų korporacijų vadai. Mokesčiams. Taip, mokesčiams, kad kuo mažesni mokesčiai būtų ir kuo mažesnė valstybė būtų. Na, tai valstybė ne teritorijos prasme, bet tūrio prasme, valstybės institucijos. Jie yra nesuinteresuoti iš viso prisidėti prie bendro gėrio. Bet pasimti visą laiką nori, o duoti nenori. Todėl nori kuo mažesnių mokesčių ir kuo mažesnės valstybės. Čia principinė diskusija va šito klausimu, kada, pavyzdžiui, kad toj pačioje Lietuvoje vykdo tenais, sakykime, viešo sektoriaus reformas. Va šis metas valstybės tarnybos reforma įvykdė, kuri visiškai sužlugdė realiai valstybę. Na, bet va čia tų pačių principų įdėgymas Lietuvoje. Todėl paskui visi stebėmės, kaip čia dabar su švietimu blogai, kaip čia su sveikata blogai. Todėl ir blogai. Viskas suefektyvinta. Kadangi viskas suefektyvinta ir padaryta, daroma taip, kad viskas, kuo daugiau viso tų viešų paslaugų būtų atiduodama į privačias rankas, kitaip sakant, kad mes mokėtume, dvigubai mokėtume. Vieną kartą sumokam, kai mokesčių mokėtojai, kitą kartą sumokam papildomai. Kaip klientai. Taip, kaip klientai. Na ir valstybė žiūri žmonės kaip į klientus, bet ne kaip į piliečius, kuriems priklauso socioekonominės konstitucinės teisės, pavyzdžiui. Ne? Tai mes kaip piliečiai mums kažkas tai priklauso. Konstituciją skaitom 92 metų Lietuvos, labai daug ko yra prižadėta, bet dabar kas veikia realiai? Spėju, kad ne 100% ir turbūt net ne 80%. Gerbiamas profesoriau, mane labai smarkiai užkabino jūsų mintis pasakyta apie tai, kad jeigu valstybė pradedama efektyvinti iki tokio lygio, kad ji veikia korporacijų ir verslo principų pagrindų, tai jau yra fašizmas. Ir esame kalbėję, kad veganų ir ultražaliųjų aktyvistai naudoja tipinius propagandos metodus, tai yra poveikį emocijoms, fakto atranką, abejojančių arba mąstančių kitaip žeminimą. Ir beje, jie ir ta klimato kaitos korta pamojuoja. Ir George'as Orwellas, rašytojas, yra pasakęs, kad žmonėms reikia būgnų ir vėliavėlių. Ir žinote, būtent dėl tų būgnų ir vėliavėlių į valdžią atėjo Hitleris ir kiti panašus veikėjai tapatinami su to pačiu fašizmu ir atnešė šitos dalykus. Ir kodėl iki šiol mūsų išsilavinusioje visuomenėje, ar ne, kur absoliučiai visi žmonės yra daugiau mažiau raštingi, kur yra didelė dalis žmonių su aukštuoju išsilavinimu, šitos manipulacijos, šitie propagandos metodai vis dar veikia. Nu, aš tada kelčiau klausimą, gal tai žmonės nelabai taip, žodžiu, išsilavinę, jeigu jie taip lengvai pasiduoda smegenų plovimui ir atviram smegenų plovimui ir propagandai, grubiai propagandai, ne? Tai, kad jie vis dėlto neatsirenka informacijos šaltinių. Iš vienos pusės, aišku, galima pasakyti, kad man gal lengva atsirinkti tos šaltinius, kadangi mano darbas toksai, ne? Tai. Vilmorus apklausa rodo, kad Lietuvoje yra 96% visavalgių. Ir veganų yra viso labo apie 0,6%. Tai yra labai mažas skaičius. Likusioji dalis, tai yra tie likusieji 3,5%, jie taiko savo vienokius ar kitokius mitybos ribojimus. Tai gali būti vegetarizmas, tai gali būti oktolakto vegetarai ir panašus požiūriai. Ir pasakykite man, kodėl nemažai politikų pataikauja šitai garsiai rėkiančiai mažumai? Tai yra geriausia atveju 4% arba net tiems 0,6% žmonių. Jie nesiema lyderystės formuoti visuomenės nuomonės patys. Tai yra ta kryptimi formuoti nuomonės, kur yra labiausiai naudinga valstybėje. Jie bėga. Nu, matot, čia yra, aš sakyčiau, čia labai geras klausimas, bet šitas klausimas nuskamba praktiškai visomis temomis. Kodėl tie, kurie triukšmauja, žodžiu, kurie turi, sakykime, ten vieną ar kitą laisvą televiziją, kodėl jie, tarsi, užduoda madas, kodėl jie gali pasakyti, kas gerai, kas blogai. Na ir va čia turbūt tos yra daugiau susiję su to viešumo baime, kad tave tam viešai smerks, va čia apie tai, ką Melas Gibsonas šnekėjo. Tai žodžiu, politikai bijo to viešo smerkimo. Žmonės bijo, akivaizdu, ir jie bijo dėmesio, viešo dėmesio, ir kodėl tu čia maždaug drįsai kažką pasakyti ne taip, ir kad iš tavęs viešai įsišaipys. Na, neigiamos opinijos bijo, nors politikai dažniausiai nesupranta, kad ta neigiama opinija ar pateigiama opinijos panašios vertės yra, jos politiškai duoda tos pačius dividendus. Čia vieną kolegą politiką tokį pažįstu, tai jisai, žodžiu, visus neigiamus straipsnius apie save ant sienų taip pat susikabinės kaip ir neigiamus. Tai čia yra, kaip sakant, sveikos psichikos toksai, požymis, ta prasme, kad žmogus to nebijo.
Ir vis dėlto pas mus ta toksai, klaustrofobinė turbūt ta visuomenė, jinai tokia, aš sakyčiau, nenoriu sakyti baudžiavinis kaimas, bet, iš viso tokia, kaip kaime, žodžiu, visi elgiasi, o kaime tai, nepatogu prieštarauti daugumos nuomonį, negražiai kažką pasakyti, skirtingai negu visi kiti, Bet šitą nuomonę net nėra daugumos, tai mažumos nuomonė. Ne, tai daugumos, bet jie, ta prasme, matot, kadangi susiaurino visą tą nuomonės lauką į žiniasklaidą, mes susiaurinam. Prasme, jie kaime tai negyvena, tai politikai mūsų, arba jie savo kaimynų nežino, turbūt, su kuo jie ten gyvena. Tai jie bendruomenės jokiais nariais nėra, jie yra, žodžiu, atsiverčia Delfi iš ryto turbūt, arba ten kitą žiniasklaidą, pasižiūri, ten kokią Alfa Karašo, žodžiu, jie ten pasižiūri, jiems tai atrodo, kad čia yra visas pasaulis, visas balionas, o jeigu ten tu esi kokiam Facebook'e, ir pavyzdžiui, aš pats nesu jokiam Facebook'e. Pastebėjau. Aš nesu Facebook'e, tai ta prasme, tai žmogus, jisai ir galvoja, kad tam Facebook'e, kas tenais yra, tai yra, tas gyvenimas, iš tikrųjų gyvenimas, ne apie tai yra, vaikštai gatvėmis su automobiliu važiuoja, arba ten su dviračiu važiuoja, judi, turi savo kolegas, darbo ratą, turi studentus. Aišku, gal mes kaip universitetuose dirbantis, tai mes vis tiek su realiai žmonėm dirbam, tai mums gal to tokio poreikio nėra, ten Facebook'e, žodžiu, kabėti. Ir žiniasklaida, ir tie socialiniai tinklai, nėra tikrai, tarp akademinės publikos paplitę. Plius turbūt dar dasideda tai, kad universitetų žmonės paprastai yra, dirba ir gyvena hierarchinėse struktūrose. Universitetai yra hierarchiški, labai hierarchiški ir remiasi meritokratiją. Ta prasme, mums bet kas šaukiantis nieko neįtikins, mes klausim, sakysim, kokie tavo čia antpečiai ir ta prasme apskritai, ką tu čia esi gyvenime padaręs, kad tu čia kažką mums pasakytų. Tai čia mes remiam, principas kitoks, kada politikas yra, galvoja, kad jisai yra iš liaudės, žodžiu, spindi nuotaikas. Tai ta žiniasklaida susiaurina tas nuotaikas iki to, ką, žodžiu, interesų grupės nori, žodžiu, kad tie politikai girdėtų. Ir jiems atrodo, kad tai viskas yra. Tai faktiškai, jeigu ryte politikas atsiverčia Delfi, vėliau prie kavutės pasižiūri Facebooką, jisai tada nusprendžia, kam aš įtiksiu šiandieną ir puola sekti paskui kažkieno kito primetamas tendencijas, užuot pats diktavęs kažkokią lyderystę. Taip, ir mada, aš sakyčiau, toks sekimas madomis, galvojimas, kad aš turiu būti madingas įtikti, ta prasme, įtikimo klausimas yra, nes paprastai, universitetinėje kultūroje, jeigu tu neįtinki, tai gal ir yra labai gerai, nes, ta prasme, tu nepataikauji kvailo madom, ta prasme, tas, kurios praeinančios. Mes žinom, kad visos mados praeina, ar praeis ir veganizmas, kalbant apie tą, Tai, žodžiu, įvairios mados yra, bet čia tik tai ta elgsena politikų, kurie yra paprastai jaučiasi pažeidžiami to dėmesio iš žiniasklaidos pusės ir tiesiog iš sakyčiau, apskritai to, bet kokio forma viešumo. Nes tos visos socialinės žiniasklaida arba socialiniai tinklai irgi, jie yra tam tikra viešumo forma, tam tikro ekshibicionizmo forma, kaip žmogus savo parodo. Ir jisai nenori, kad iš jo ten juoktųsi, arba iš jo šaipytųsi, tai jisai iš karto bėga ir pataikauja. Ir čia yra problema, sakyčiau, ne tik pas mus, ne tik Lietuvoje, čia yra su socialiniais tinklais išplitusi mada, jeigu tą vadinama, tas meta vadinama, ten tie visi pagrindiniai žaidėjai, realiai pastebim tendenciją, kad jie formuoja tas madas, tendencijas, reklamos rinka didžiulė tenais yra. Tai Lietuvos reklamos rinka, jeigu ten matytų apie kokį virš 200 milijonų, tai kokią pusę, ko gero, nueina pinigų į tą metą vadinamą, kuri ir pasako, kad, sakykime, kailinių žvėrelių negalite žudyti, žodžiu, arba tenais mėsos negalite valgyti, arba tenais, žodžiu, stirno su moterim turim lenktynėse dalyvauti. Tai, žodžiu, šitie dalykai ir ateina iš to. Tai greičiausiai, kad yra vis dėlto susijęs su tuo, kad mes turime, kada kalba ten koksai Janis Varufakis apie technofeudalizmą ir knygą labai gerą parašęs apie tai yra, tai žodžiu, mes susidarėm su to technofeudalizmu, čia. Jau Lietuva, pusė Lietuvos žiniasklaidos rinkos jau dirba technofeudalams, akivaizdžiai. Aš jau nekalbu apie vietinius, kaip mes čia galime įvardinti.
Bet tiem didžiuliam tarptautiniam korporacijoms yra pusė Lietuvos rinkos, įsivaizduokit, kur yra neapmokestinama, jokių mokesčių nemoka ir panašiai ir panašiai. Ačiū, realios pridėtinės vertės ir BVP Lietuvoje jie nekuria. Jie nekuria, akivaizdžiai nekuria. Ir tos visos bylos, sakykime, ar su Google, ar su Facebooku, sakykime, ten tie Europos komisijos, sakykime, sprendimai ir, sakykime, dabar privertimas jų tenais mokėti baudas ir, sakykime, Airijos vyriausybei sumokėti ten 1,5 milijardo. Tai pas mus iki šito dar nedėjo, pas mus čia visi visko irgi tokių dalykų bijotų. Čia kaip ir su kokiu banko apmokestinimu, dabar, sakykime, viršpelnius nori apmokestinti, karui vieniems metams apmokestino, kariniams reikalams, o paskui dabar pasibaigė viskas. Tai vat yra ne tik, kad aš suprantu, interesų grupės vaikšto, ten skundžiasi, reikalauja, bet yra tokio, kas gerai, kas blogai, vat, ir supračio klausimas. Ir kad, žodžiu, tos galvelės yra išplautos labai dažnai, jose nieko nėra, tai čia irgi yra tiesa. Ir nežiūrint to, kaip sakant, formalių išsilavinimo standartų Lietuvoje. Čia tie dalykai nėra susiję, nes tas vis dėlto tai, kad mes neturim tos ilgametės tokios ilgalaikės valstybės kūrimo tradicijos, ta prasme, kuri, žodžiu, ir institucinio stabilumo, tai irgi prisideda prie to. Tai kad, jeigu kas nors ten keliautumėte į kokią Romą, pavyzdžiui, pasivaikštot po muziejus, ten, žodžiu, suprantat, kaip ten ta Romos imperija funkcionavo, pavyzdžiui, arba ten, kad kokiam 4 amžiui, 4-6 amžiui, ten koksai, žodžiu, gotai, žodžiu, buvo įsivertę į gotų kalbą 4 evangelijas ir sidabriniais siūlais ant ožio, žodžiu, ar jaučio odos tenai, žodžiu, surašė, kurį ir ta, žodžiu, šventas raštas guli Upsalos universitete, tai įsivaizduokit 4 amžius. Lietuviška švento rašto vertimas 1655 metai. Į lietuvių kalbą ir tai buvo dar neišvertę. Chilinskis išvertė, bet neišleido. Tai va, tai įsivaizduokit, tai 1200 metų mes kažką tai čia darėm kažką kitą, ką visi kiti jau tenais, ne? Po miškus lakstėm turbūt. Jo, po miškus ar, žodžiu, paskui dabar nori turbūt čia dar toliau inercija to po miškus lakstymo, tai matyti ir yra, va, ta visą tą, sakykime, žodžiu, baimė gyvūnų pasaulio ar panašiai, arba žiūrėjimo, bandymo išplauti ribas tarp žmonių pasaulio ir gyvūnų pasaulio, ne? Tai aš mėgstu savo šunį, pavyzdžiui, bet šuo nėra žmogus, šuo mano draugas, net aš sakyčiau, ne, bet tai nėra tapatukas žmogus. Tai va, pas mus to tokio bandymo, ribų išplovimo ir pasidavimo ideologiniam madom yra labai daug. Ir iš kitos pusės prie to veda ir ES politika. Čia nėra vien mūsiška problema. Čia akivaizdžiai ES tas vadinamasis žaliasis kursas, tvarumo kursas. O jie veda prie tokių, žodžiu, sakyčiau, nukrypimo. Tai čia yra akivaizdu. Ir tai susiję ir su energetikos sektoriumi, ir su praktiškai visais sektoriais. Ir tai yra ideologija, tai tarsi tai yra pasaulio matymo klausimas. Pasaulio matymo klausimas, labiau ideologinis klausimas, nei kad, sakyčiau, kažkokio tai praktinius įrodymus turinčios prieigos klausimas. Žiūrėjau, kad yra daugiau ideologijos negu mokslo, turbūt norite. Aš sakyčiau taip, jo, nes visiškai neseniai praeitais metais vienas populiariausių, šiais metais buvo vienas populiariausių filmų Netflix'e, buvo 1670 metai. Lenkiškas filmas, jeigu kam nors teko pažiūrėti. Žodžiu, rekomenduoju visiems pažiūrėti. Tai matyt, gal bus ir kažkoks, tai, žodžiu, antras serijų, žodžiu, ratas. Na, ten komedija apie, žodžiu, dvarponių gyvenimą, žodžiu, Lenkijoje. Yra ten tokių lietuviškų motyvų ir panašių dalykų, bet ten yra vienas dalykas labai, kur akivaizdžiai matosi, kad ta dvarininko dukra sugalvoja, kad jinai bus žalioji, žodžiu, ir jinai kovoja prieš planetos užteršimą, žodžiu, ir kolapsą, žodžiu, ekologinį. Ir tai yra 1670 metai ir tie valstiečiai jos klausia, kada jinai jos ten agituoja, kad jie ten, žodžiu, mažiau karvių laikytų, skirtingai negu kad tėvas jiems sako. Tėvas sako, daugiau karvių laikykit, nes čia man pelnas. Tai tie valstiečiai sako, ta prasme, kada čia bus tas kolapsas? Jis sako, čia 670, tai sako, už 370 metų. 370. Tai klausykit, ko jūs čia rūpinatės, žodžiu, nes. Bet kas įdomu, tam filme irgi labai puikiai matėsi ir tas filmas pakankamai tiksliai atspindi klimato situaciją 17 amžiaus viduryje. O 17 amžiaus viduryje
Yra daugybė, žodžiu, ir liudininkų, ir žodžiu, klimato įvairūs matuotojai, kurie, ta prasme, ir įvairiuose, ta prasme, tose ego dokumentuose, kur žmonės rašė, koks yra klimatas, tai tuo laiku ardavo žemę apie Kalėdas dar. Prieš naujus metus dar buvo galima arti. Tai įsivaizduokit, skirtumo tarp šilto periodo ir šalto periodo nebuvo praktiškai, viskas spręsta. Ir jeigu kokį Sinkevičiaus romaną ten Potvinis, Potop lenkišką, ne, jeigu ten skaitytumėt, tai ten visas prasideda. Ta prasme, pradžia to, žodžiu, viso pasakojimo prasideda nuo to, kad išnyko ribos tarp metų laikų. Ir nėra skirtumo tarp metų laikų. Ir tai reiškia visų pirma, kad artėja karas. Žodžiu, kad yra karą nešantis žinia. Tai va čia kalbant apie 1648 metai, Kozokų sukilimas, Ukraina, labai panašios peripetijos kaip dabar. Tai, ir Sinkevičius Nobelio premijos laimės. Na, tai taip, Nobelio premijos laimės. Kad dėl klimato kaitos kažkurios tai tautos badaus ir jos puls tada ar tenais naudos agresiją prieš kitas šalis dėl resursų, dėl vandens ir maisto. Tai žiūrėk, pirmas Romos, ta prasme, Romos sugriovimas, 410 metai, jeigu taip. Ne, tai nuo ko jis prasidėjo, ta prasme, romėnai išgirdo žinią, kad barbarų gentis renkasi prie Dunojaus, prie sienos, žodžiu, prie romėnų sienos, jie atvyksta pasižiūrėti, kas ten vyksta, ten mato 300 gal tūkstančių žmonių. Su arkliais, žodžiu, su vežimais, su karvėmis, žodžiu, su visais ūkiais, ginkluoti, neginkluoti, visokiausiai. O pasirodo kas? Hunai įsiveržė į Europą ir pradėjo stumti germanus iš pietinėse, ta prasme, toj Panonijos, žodžiu, Vengrijos dabartinės Vengrijos teritorija, iš dalies iš Ukrainos. Hunai, ta prasme, kurie, ta prasme, apie kurių kilmę mes labai gerai nežinome, jie pastumė šitos ir šitie nusiaubė Romą, žodžiu, nu, tai va, taip ir yra viskas. Tai ko gero mes galim tikėtis su tuo klimato kaita, taip kaip jinai keičia, bet tas klimatas nereiškia, kad jis taip pasikeis ir paskui vėl, ta prasme, neatsisuks į kitą pusę, taip prasme, čia yra dinamiška sistema, tarsi visi mes užmirštam, kad tai yra dinamiška sistema ir vertinam, kad čia, žodžiu, aš suprantu ten kokio, žodžiu, užterštumo lygį su ten kokiam kitosiomis dalelėmis gali įsimatuoti, bet visa kita. Ir ar visa ta politika veda prie tų kitų dalelių nykimą, abejoju. Jo labiau, kad kalbame apie didelį industrinį augimą, ar ne? Taip, jeigu augimas prieštarauja tam, kitas dalykas, pavyzdžiui, tos pačios Europos Sąjungoje anglis visur uždaryta, ne, visa anglies pramonė, taip pat į Lenkiją, ne, anglies pramonė. Tai vat, anglis, pavyzdžiui, Kinijoje 3000 elektrinių dirba anglimi. Ta prasme, ir Kinai, ta prasme, sukuria apie 90% tų kitų dalelių išmetimo į atmosferą, tą efektą. Tai dabar, jeigu mes čia pas save nedeginsim tos anglės, ar čia nuo to kažkas pasikeis? Nu, nepasikeis. Yra kas degina. Yra kas degina, bendro lygio mes nieko nekeičiam ir čia mes gyvenam, o mes savo ekonomiką branginame, ta prasme, kaip ir veganizmas yra brangus, galim patys visi pasidaryti, veganai. Ne, puikiausiai 100% Lietuvos gyventojų veganai, dabar žiūrėkime kaštus. Skaičiuokime, ar mūsų ekonomika gali iš viso, ta prasme, tokią prabangą naudotis. Greičiausiai, kad negalės, nes tarsi nežlugs visą eilę pramonės šakų, žemės ūkio, žodžiu, ten produkcija, ko gero, kristų labai stipriai, tarsi būtų rimtų sukretimų visai sistemai, tarsi sistema tikrai negali taip lengvai adaptuotis prie tokių procesų. Jūs pakalbėjote apie galvelių plovimą, jūsų labai žavus terminas buvo. Ir, pavyzdžiui, yra situacija tokia šiuo metu, kad alkoholio ir tabako reklama yra draudžiama įstatymais, ar ne? O, pavyzdžiui, nešvarios viešųjų ryšių technologijos, tai yra įvairiausios manipulacijos, kuo puikiausiai yra taikomos aktyvistų veikloje, tiek klimato kaitos aktyvistų, tiek ir veganiškos gyvensenos propaguotojų tarpe. Kaip manote, kodėl niekas nesiema riboti šitos tokios laisvės blogąja prasme, kitaip tariant, tos informavimo etikos nebuvimo, netgi ir viešo melavimo atveju ir panašiai? Tai jau praktiškai nuo kiekvieną dieną mes televiziją įsijunkime ir matysime šitų atvejų. Nors truputį labiau analitiškas žmogus jos mato tos atvejus. Dabar, savireguliavimas, aišku, žurnalistų visų luomo, žodžiu, neveikia, žurnalistai nesugeba susireguliuoti. Dabar valstybė draudimais, nedraudimais yra labai sunku, jeigu būtų valstybinė televizija, ne, jeigu vien valstybinė žiniasklaida.
Tai ko gero, žodžiu, kaip kokioje Kinijoje ar kokiam Vietname, tai yra įmanoma padaryti, ta prasme, bet vis tiek neišvengsime tų globalių manipulacijų, neišvengsime manipulacijų, žodžiu, socialinėse tinkluose, nes kadangi ta pati reklama iš ten eina. Tai, žodžiu, gyvenam tokiam, žodžiu, netikrame pasaulyje, ta prasme, yra tas dvigubi standartai, melavimas, praktiškai bet kurio klausimu. Čia mes galim diskutuoti tų klausimų, čia palėtėm klausimą veganizmą, ten gyvenimo būdą, bet praktiškai visais klausimais, jeigu jūs pasižiūrėsite, tai yra, kiekvieną dieną yra milžiniškas srautas dezinformacijos. Ir čia net nesusiję, čia kaip pas mus mėgstame šnekėti. Ten autoritariniai režimai ir dar kažkas. Čia yra iš mūsų pačių, kiek yra dezinformacijos, kiek yra interesų grupės, politikai, kiek tos ištisi srautai dezinformacijos. Užsienio valstybės kokios turi. Kodėl ten niekas nešneka apie dezinformaciją, kurią tos pačios Jungtinės Amerikos valstijos skleidžia. Tai yra milžiniškas srautas dezinformacijos. Aš norėčiau jūsų paprašyti pakomentuoti vieną labai konkretų atvejį. Pernai iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viena veganišką gyvenseną propaguojanti organizacija gavo 20 000 eurų. Šita parama buvo skirta instituciniam stiprinimui. Tai yra už tai, kad teiktų siūlymus aplinkos, žemės ūkio, sveikatos ir kitoms ministerijoms, politinėms partijoms, kad šios prioritetu laikytų augalinę mitybą. Netgi yra siūloma, kad, pavyzdžiui, žaliuose pirkimuose nebūtų galimybės pirkti gyvūninės kilmės produktų, nes jie negali būti laikomi tvariais. Šiemet ta pati organizacija gavo jau 40 000 eurų paramos už tai, kad viešintų ženklą V-label, tai reiškia, kad maisto produktus, kurie yra veganiški, ir jisai yra klijuojamas ant maisto produktų. Klausimas jums, ar tikrai mokesčių mokėtojų pinigais reikia remti tokį institucinį stiprinimą, kokia čia apskritai gali būti nauda valstybei, kaip jūs vertinate tokį valstybinių pinigų panaudojimą tokiam organizacijom? Čia yra, matot, čia kaip visą laiką su to nevyriausybinės sektoriaus rėmimu, jisai labai priklauso nuo valdančiosios, nuo valančiųjų politikų, jų prioritetų, ideologinių prioritetų. Jie, kitaip sakant, panaudoja tai savo ideologiniams nuostatoms tvirtinti. Ir turint omeny, kad mes čia turėjom, sakykime, Laisvės partiją, dabartiniai koalicijoje, kurie akivaizdžiai, tarsi, aš jas siečiau iš dalies su tom visom veganiškumo idėjom, iš dalies. Nors nesu tikras, prasme, dėl to, bet aš tik tai spėju, greičiausiai, kad jie ko gero būtų. O, pavyzdžiui, ten ministerija, ta pačia socialinių reikalų ministerija, tai yra ne socialinių reikalų, bet ekonomikos ministerija, sakykime, ten jų rankose buvo. Ir, žodžiu, visa eilė tų nuostatų, kurios yra susijusios su ta vadinama progresyvia darbotvarkė, ten, pavyzdžiui, ir Jungtinėse valstijose demokratinės partijos. Bet čia yra susijęs ir genderizmo klausimas, ir, žodžiu, ir ta tvari gyvensena, ir tenais sveika, nesveika, žodžiu, tie visi dalykai čia yra vienas mazgas. Ir, ta prasme, valstybė realiai finansuoja čia ideologinį darbą atliekančias institucijas. Aš tai vertinčiau. Vadinasi, ta organizacija yra patogi valstybė ir atitinka valstybės prioritetus? Nebūtinai atitinka madas Europos Sąjungoje, nes jas, pavyzdžiui, įsivaizduoju, nors net tai čia yra ir iš Europos komisijos ateinančių dalykų. Tai jeigu pas mus, ta prasme, bailūs politikai, tai dabar žino, kad tokia organizacija yra ir jinai sakys, aš jums užtikrinsiu tvarią gyvenseną ir jums viską suskaičiuosiu, kiek jūs turėtumėte kalorijų valgyti, ir panašiai. Tai, žodžiu, jie tada bijo ir duoda pinigų. Akivaizdžiai nesąmoniai dažnai duoda pinigų. Tai čia matyti, tie, kurie tam oponuoja vienas kitas, sakykime, ten jūs išeitumėte su savo, žodžiu, laisvė rinktis, tai, ta prasme, jūs iš karto užkancelintų, kanceltą, žodžiu. Mes tikimės, kad taip nebus? Ne, aš nežinau, bet aš sakau, kaip vienas iš variantų, vėlgi, nors greičiausiai, ko jūs galite tikėtis. Tai, žodžiu, gali būti variantas, kad jūs užkancelins už to, dėl to. Bus įdomu stebėti. Tai nežinau, bet jūs dabar neprašėt pinigų, jūs irgi turėtumėt kreiptis, ta prasme, alternatyvą pasiūlyti. Ačiū už idėją, tikrai pabandysime. Pabandykite, kreipkitės į ministeriją ir siūlykite variantą. Sakykite, mes manom, kad visas šitas kursas yra visiškai nesąmonė. Mes siūlom jums alternatyvą, žodžiu.
Labai ačiū uždėję. Ir jūs ir pasakėte, kad iš tikrųjų tos minėtos organizacijos praktiškai koja duris atidarinėja valdžios institucijose, ministerijose ir taip toliau. Ir man pačiai ir mūsų kolegoms yra sunku suvokti tai, kad jie save pristato kaip ekspertus, tarkime, gyvūnų gerovės srityje, nes jie kovoja už tai, kad gyvūnams būtų geriau. Jie taip pat yra ekspertai tvaresnio gyvenimo būdo, nes neva puikiai žino, iš kur atsiranda tarša ir kokiu būdu ją mažinti ir taip toliau. O tuo tarpu tie tikrieji ekspertai, kurie tyliai dirba maisto ir veterinarijos tarnyboje, ar kitose, ar institucijose, ar mokslo centruose, universitetuose, jie kažkaip nematomi ir negirdimi politikų kabinetuose ir ar nekviečia, nes jie taip nelenda įžuliai. Matot, jie neturi politinės darbotvarkės, ideologinės ir politinės darbotvarkės, o šitų žmonių politinė ideologinė darbotvarkė sutampa ir nebūtinai jie yra ekspertai. Čia yra, mes dažnai labai dar įvardiname ekspertais tai to žmonės, kurie neturi jokių formalių kompetencijų. Ja, pastebėjom. Mes turim daugybę, ir savivaldybių lygmenį, ten įvairiausios komitetams vadovauja, ir nacionaliniam lygmenį, juk, buvo politikų, kurie iš komitetams vadovavo, pavyzdžiui, aukšto mokslo neturėdami. Šiaip formaliai žmonės gali įsirinkti tokius politikus, kodėl negali įsirinkti? Gali įsirinkti, čia ir yra, kad nėra formalios, formalių kriterijų, bet kada patys tam bando įsivardinti ekspertais ten, kurie nėra. Ir formalių kompetencijų ir kvalifikacijų dažniausiai trūksta, bet čia yra problema praktiškai visose srityse. Tai čia tas pats ir su šitais klausimais. Tvarumo, ten, gyvūnų, sveikos, geros arba ten gerbuvio ar gyvensenos. Bet yra, čia neužtenka vien kažkokių taisyklių, kurias jums yra nuleistos, dėliojamos. Čia yra, ir teoriniai pagrindai, reikia tiems dalykams žmonės ruošti, bet dėja, dažniausiai mes matom, kaip ir viešoje erdvėje, tų žmonių, kurie dažnai vadinami kaip ekspertai, jie nėra visiškai ekspertai. Kai mūsų žiniasklaida vartoja žinias arba nuomonės, tai va čia daugiau atspindi šitą pusę. Ir taip pat tų organizacijų vienu ar kitų rėmimas irgi atspindi prioritetus, ideologinius prioritetus. O dabar įsivaizduokime tokią visiškai utopiją. Atsitinka taip, kad visos aktyvistų idėjos, kurios šiuo metu yra platinamos, tiek veganiškos gyvensenos išpažinėjų, tiek ir ultražaliųjų aktyvistų, jos įgyvendinamos. Prasideda ultra pokyčiai labai smarkus ir kažkas įvyksta. Kas? Kur tai gali nuvesti visuomenę? Tai čia tas kaip su tuo žaliuoju kursu. Matot, Vokietijos dabar, sakykime, megavato kaina yra 4-5 kartus elektros, 4-5 kartus didesnė negu toje pačioje Jungtinėse Amerikos valstijose. Jau nekalbant apie kokią Rusiją arba Kiniją. Ir turim tokį rezultatą. Ir dabar užsidarinėja gamyklos, kurios buvo atidarytos Hitlerio dar 1934 metais. Dabar tos gamyklos joms gresia bankrotas. Ta industrija, kuri išliko vos ne 100 metų, 90 metų, tai dabar jinai atsiduria ties bankroto riba, bedarbystės klausimas, kiek yra realus, sakykime, gerovės valstybės modelis, kuris egzistuoja, socialinės garantijos, kalbame, kad jokių garantijų valstybė nebeduoda. Tai realiai su tokiais postumiais, sakykime, jeigu visus padarom veganais, mes vedam dar labiau į, aš noriu sakyti, atvirą fašizmą. Tai yra atviras fašizmas. Ir kartu turbūt, kad į neefektyvų išteklių vartojimą, į prabangę gyvenseną ir mes skurstame dėl to. Taip, mes skursim, visi būsim atomizuoti, iš mūsų reikalauti, mes neturėsim pasirinkimo teisės. Mes neturėsim svarbiausios pasirinkimo teisės ir tas laisvė rinktis nunyks, nežiūrint, kad konstitucinė yra garantuoja. Bet konstitucija savo, o poįstatyminiai aktai įvairiausi, ta prasme, arba įvairių institucijų, sakykime, reguliavimas, įsivaizduokite, kokia veterinarijos, čia kadangi tema apie veganizmą, sakykime, kokia veterinarijos tarnyba nuspręs, kad gyvūnų skersti Lietuvoje iš viso negalima. Pavyzdžiui. O konstitucija to garantuoja pasirinkimo laisvę. Jūs sakote, tai ką tau kas garantuoja? Niekas tau nieko negarantuoja. Gyvūnų nebegalima skersti. Nors, pavyzdžiui, čia šnekame apie kažkokį tai humanišką, nehumanišką, ten elgesį, bet, pavyzdžiui, halalis ir kašrutas Lietuvoje yra leidžiamas. Taip. Nors tai nėra humaniškiausias. Tai nėra humaniškas, čia yra nehumaniškas. O rūpinamės, kokiuose narvuose sėdi vištos, pavyzdžiui. Kokiu dydžiu.
O kada yra apie, žodžiu, arba sakom, kad yra veganizmas labai gerai, bet, pavyzdžiui, halalis ir kašrutas nėra uždraustas Lietuvoje. Nors kitose valstybėse, kaimynėse yra uždrausta, Lenkijoje, pavyzdžiui. Lenkijoje uždraustas, taip, šitas tikrai. Ir žinote, 21 amžiuje žmonių skaičius turbūt auga Žemėje greičiausiai negu per visą žmonijos istoriją. Kitaip tariant, auga valgytojų. Ir COVID pandemija, karas Ukrainoje įrodė, kaip strategiškai svarbu, kad valstybė būtų gebanti savarankiškai apsirūpinti maistu be maisto įvežimo iš šalies. Ir kokią vietą politikoje šiandieną užima ir turėtų užimti žemės ūkis ir ūkininkai. Ir kur link judame mes šitoje srityje? Be abejonės, tai yra daug generuojantis pajamų, tas BVP prasme pakankamai svarbus indėlis yra, gyventojų prasme dirbančių gal nėra tiek daug, bet ir tai, kad mes viso to pilnai nepanaudojam savo potencialo, kurį turime, nežiūrint to, kad globaliai, jeigu žiūrint, tas maisto produktų poreikis yra milžiniškas. Nu, sakykime, tas pats Ukrainos fenomenas matėm su tais grūdų visom istorijom. Ir kad mes neišnaudojam savo galimybę ir nesame pasiruošę kriziniam situacijom, sakykime, maisto sektoriuje ir arba globaliom kriziniam situacijom, panašus kaip Rusijos-Ukrainos karas, nes, pavyzdžiui, prisimenu, čia visos diskusijos buvo apie grūdų eksportą per Klaipėdą. Pasirodo, kad niekas nieko negali eksportuoti iš tos Lietuvos per Klaipėdą, todėl kad neturi pajėgumų. Per metus maksimum 1 milijoną tonų, Ukrainos poreikis 40 milijonų tonų. Tai apie kokį čia mes, ta prasme, tiltą, kanalą ar dar kažką galim šnekėti. Tai yra nedekvatu. Neturime saugyklų, talpų ir visa kita ir visa. Dabar kaip mūsų visi pasėliai yra panaudojami, efektyviai, neefektyviai. Melioracijos sistemas. Melioracijos sistema valstybė, kada su Sovietų Sąjungos žlugimu pasibaigė visa melioracija. Realiai valstybiniu mastu. Kiek mes efektyviai panaudojam visą tai? Kodėl ten kokia Šilutės rajonas užtvenktas pastoviai ten vanduo visų telkšo balonų? Kodėl vokiečių laikai senais arba tenais iki 39 metų jokių ten potvinių nebūdavo? Todėl, kad elementariai nesusitvarkom su savo valstybė, su savo teritorija ir nesugebame efektyvinti visų tų procesų. Bet tai sako, kad kaip tik matot, pelkės reikia plėtoti, netgi 16 milijonų ministras. Jeigu ministras nori pats pelkėje gyventi, tai mes galėtume jį ten, gal ministerija galėtų pasistatyti pelkėje, pavyzdžiui, kodėl ne. Būtų romantiška. Čia būtų romantiška ir, ta prasme, ir uodus maitintų ir, žodžiu, atliktų kelias funkcijas vienu metu, jis ten begyvendamas. Tai, žodžiu, viskas turi turėti sveiką prieigą. Lietuva labai lėtai tapo tos pažangios žemdirbystės šalimi, labai lėtai, labai sunkiai. Ir tarp kitko, Makronas šiandien, čia tam Budapešto susitikime pavadino, kad čia, žodžiu, europiečiai yra tokie žolėdžiai, kurie niekam tikė. Tai žolėdis po truputį tampa, žodžiu, jisai niekam tikusio, žodžiu, simboliu. Mes labai daug kalbėjome apie problemas ir pakalbėkime apie sprendimus. Kokia apskritai turėtų būti valstybės laikysena visų minėtų aktyvistų organizacijų atžvilgių, ar ne? Aš turiu omeny, kad tikrai Lietuvoje yra puikiai veikiančių nevyriausybinių organizacijų, jos tikrai yra vertingos ir veda visuomenę pirmyn, plėtoja geras idėjas, veikia kaip tie vadinamieji think tankai ir taip toliau. Tačiau mano paminėti aktyvistai mano galva ne visai yra tie net ir idėjiniai veikėjai arba idealistai, ir kurie tikrai nori mums geresnio pasaulio. Ir jie net patys viešai sako, kad ieško ne savanorių, darbuotojų, profesionalų. Ir dėka to jie renka tikrai solidžią finansinę paramą, tame tarpe iš ES fondų. Tai vėlgi, kaip valstybėje atstovėti šitos nevyriausybininkus, kabutėse profesionalus, kurie taip pat ir savo pajamas neblogas užsitikrina, ir kaip atstovėti tuos mūsų, tai yra kiekvieno žmogaus interesus. Bet matot, valstybė nesiruošia prieš nieko atstovinėti, jinai tapatinasi su kitų interesais, jinai tapatinasi su ES komisijos deklaruojamais tikslais. Jinai neturi savo pozicijos. Todėl jinai negali prieš ką, jinai nesiruošia net prieš ką tai čia gintis, jei čia viskas yra tvarkoje. Matai, čia yra problema. Jeigu tu neturi savo supračio apie tai, ką tu čia nori pasiekti šitoj vietoje, šitoj teritorijai, ką tu čia turi. Ten pono Dievo duotas, panos Marijos nepažadėtos. Tai žodžiu, tai tu ten, ta prasme, taip ir gyveni, tai savo laiku, sovietiniais laikais tenais nekritiškai žiūrėdavo ten įvairiausius industrializacijos ar ten, sakykime, kukurūzų auginimo projektus Lietuvoje, kur tos nesąmonių buvo padaryta, ten kokie
atsirado irgi laukinių gyvūnų buvo perkelta, arba ten, žodžiu... Taip, kurie tapo invaziniais vėliau. Kurie tapo paskui invaziniais ir panašiai, tai tas pats vyksta ir dabar. Absoliučiai tas pats. Tai jeigu tu nekritiškai elgiesi, vis dėlto negalvoji savo galvą ir neturi savo politikos autentiškai ir negini savo pozicijos, sakykime, Europos komisijos lygmenį, negini savo pozicijos įvairiausiose tarptautinėse forumuose, ten, ar vadovų tarybos ir taip toliau. Tai ko tu gali tikėtis? Tai niekas čia prieš juos nesiruošia net atstovinėti. Visi tokie kaip jūs bus pastumti, jūsų nesimatys. O jie, žodžiu, bus tie, kurie užduos toną ir kurių klausysis. Bet kuriais klausimais susijusiais, pavyzdžiui. Žodžiu, tiek su gyvensenos, tiek su maitinimo klausimais, tiek žemės ūkio klausimais ir panašiai. Čia dabar mes gyvenam dar tik tai pačiu pradžioje, kas bus po 10 metų tokios tendencijos, tai mes tai galim įsivaizduoti. Aš gal būčiau labiau optimistiška dėl mūsų nustumimo, todėl kad mes bendraujame, tarkime, su tikrai žinomais dietologais ir jie labai aiškiai sako, kad sveika mityba nėra veganiška. Sveika mityba yra subalansuota, kurioje pusė lėkštės sudaro vaisiai daržovės, ketvirtį lėkštės sudaro vertingi angliavandeniai ir jau kita ketvirta dalis daro baltymai, pageidautina aukštos kokybės gyvūniniai, žuvis, mėsa, retkarčiais galbūt ten ankštiniai ir panašiai. Tai čia yra subalansuota mityba. Tai aš įsivaizduoju, kad jeigu laisvai rinktis, mes atstovaujame sveiką protą, tai kaip gali būti sveiko proto balsas nustumtas, užkenselintas ir panašiai. Nes mes visuomenės savo laiku dėl sveiko proto, kai kurios raganos irgi sveiko proto buvo, ta prasme, bet jas deginant laužų, tai čia žinot, Tai čia yra, jeigu jūs tapatins su tuo, kad jūs prieštaraujate madai, ir nesvarbu faktai. Faktai niekam neįdomus. Ar užsienio politikos klausimais, strateginiais klausimais Lietuvoje, ne? Tai tarsi ne jų tarp. Aš pats su tokiais klausimais susiduriu. Tarsi aš matau, kad sveiko proto nereikia tiesiog, nes tu trukdai, tu esi trukdis. Bet tai gal žmonės kaip tik norės remti sveiką protą, tai netrukus mūsų tinklalapyje rasite galimybės tai padaryti. Ir jeigu remiate sveiką protą, tai reiškia jūs pastumėte tą mažiau sveiką pasirinkimą šalia dar, ne? Čia yra kalba daugiau apie tą viešą erdvę ir tai, kad vis dėlto mažuma gali primesti daugumai. Tai čia yra, praktiškai visais klausimais Lietuvoje mes tą patį turime, ne? Čia krūva politinių klausimų, visas ratas tų klausimų yra didelis, bet čia vienas iš tų klausimų, kur, primetam, kad bus taip ir viskas. Ir žmonės, aišku, čia yra politikos procesai, mes dabar matom, sakykime, dabartinė koalicija pralaimė, ne, tai jau nepralaimė dėl tų klausimų iš dalies irgi. Nes 96%, žodžiu, tos... Nes 96% yra mėsavalgių ir jiems nepatiko. Mėsavalgių, jiems nepatinka. Tai čia viena iš tų priežasčių, arba ten, sakykime, apie tą patį genderizmą šnekėti ir taip toliau dalyti. Tarsi, klausimas, kiek valstybė gali prievartą keisti mūsų įpročius, mūsų gyvenseną. Mes sakome ir pritarėme idėjai, kad būti mėsavalgiu yra žmogaus teisė ir valstybė turėtų šitą atstovėti. Taip. Tai be abejonės tai yra teisė, ir konstitucijai ta teisė įrašyta, bet matot, kaip mes matom, ta teisė nėra absoliuti, kadangi galima, įvairiausios etikos kodeksais ir taip toliau. Įsivaizduoju, kaip darbovietės įvesto etikos kodeksą, kad tu turi būti, jeigu tu etiškas, jeigu tu nevalgai mėsos. Iš tikrųjų yra darbovietės jau tokių dalykų. Taip, ir tada, jeigu tu arba ten kokia viešas balius, kur darbuotojai organizuoja, pavyzdžiui, Kalėdų šventimas. Ne, tai etiška yra be pono Dievo, žodžiu, be mėsos, pavyzdžiui. Ne? O kodėl tokių variantų negali būti? Tai ir tada jums, ir per tą, žodžiu, ir ta politika, jinai realiai prieštarauja mūsų politinėms, ekonominėms ir socialiniams teisėm. Bet yra pavyzdžių, Saukino byla prieš LRT, sakykime, yra labai puikus pavyzdys po tokio. Bandymus suvaržyti žodžio laisvę, remiantis etikos kodeksais. Bandė suvaržyti, ačiū Dievui, šį kartą pralaimėjo Lietuvos LRT. Žodžiu, bet kitą kartą mes nežinom ir ne visi aktyviai gina savo teisės, o tokių bandymų, kad bandoma per etiką, pavyzdžiui, per tą žemesnės sluoksnio, žodžiu, įstatymų leidybą,
arba ten įsakymus, nurodymus, potvarkius ir taip toliau, žodžiu, riboti mūsų visų teisę, jų tarp ir vartojimo teisę. Ne, tai yra... Pavyzdžiui, pabrangintų mėsą ir pavyzdžiui, papildomus mokesčius. Taip, sakykime, mes uždedam ten, sakykime, 100%, taip, kaip kinietiškam automobiliam, Jungtinėse Amerikos valstijose, 100%. Nu ir kas, kad jūs pigiai gaminat. Niekam neįdomu, kad jūs pigiai gaminat ir daug gaminat. Tai netitinka mano interesų. Tai va čia yra kalba, tarsi, tai nėra, čia ne klausimas teisingumo ar neteisingumo, bet tai yra, tiesiog yra ne mano interesas. Tai va, ir valstybė taip elgiasi, ir tą mes puikiai matome daugybę atvejų, kad taip yra, tarsi, tai ne mano interesas. Tai tarsi, tai, kad tu laisvai išneki, netitinka mano interesų, nes aš noriu, kad visi ten valgytų burokus, pavyzdžiui, net. Supratau, pokalbis iš tiesų buvo labai spalvingas, bet ačiū Jums už įdomius, originalius ir labai drąsius atsakymus. Mūsų klausimus, sakykite, ar yra dar kas nors svarbaus? Tikimės, kad neužkencelins mūsų po šitos laidos. Ar yra dar kažkas nors svarbaus, bet ką apie laisvę rinktis į gyvenseną ir mitybą, aš turėjau jūsų paklausti, bet nepaklausiau šiandien. Ne, aš galvoju, kad vis dėlto laisvę rinktis, tokia, neatsiejama laisvė nuo visų mūsų kitų laisvių, nuo laisvės būti žmogumi, ne, tai, kad mes čia galim, žodžiu, ir valgyti, ką norim, ir, turėti tam tikrą laisvę elgesiui, tam tikram, ne vienokiam ar kitokiam. Tai yra, didžiulis mūsų pasiekimas. Ir, turime dėkoti šitos Respublikos tėvams, kūrėjams, žodžiu, kurie vis dėlto tą laisvę formaliai deklaravo. Tačiau, kol kas dabar jau, žodžiu, po 30 metų matosi, kad labai sunku tas teisės ir mūsų tas laisvės ginti. Ir tas netgi tas laidų formatas ir tie mūsų pokalbiai, žodžiu, net ir čia liudija, kad tai nėra labai paprasta. Tai nėra labai paprasta ir tai yra tikrai nelengvas užsiėmimas. Nelengvas užsiėmimas ir, aišku, reikalaujantis ir pastangų ir tam tikros, tokio atsparumo tam viešam pasmerkimui, nes vis dėlto irgi tas, aš įsivaizduoju triukšmas, kai jūsų tų laidų irgi čia. Tai žodžiu, bet kiekvienas, turėtume elgtis, žodžiu, kada kalbame apie kokį Trumpą, tai kaip Trumpas, ir kas, kad jūs manęs nemėgate. Žodžiu, aš būsiu toks ir būsiu tik tai taip, kaip aš noriu. Tai toj kovoj tokioje ir gimsta ta tiesa ir, žodžiu, tos pergalės yra pasiekimas. Gerai. Ačiū gerbiamas profesoriau. Ir šiandieną mes kalbėjome su Vytauto Didžiojo universiteto politologijos ir diplomatijos fakulteto dekanu profesoriumi Šarūnu Liekiu. Tai buvo 4. Laisvė rinktis tinklalaidė. Ir prašome sekti mus socialiniuose tinkluose. Laukiame naujų sekėjų Facebook'e, laukiame sekėjų Instagram'e. Prašau paspausti mygtuką sekti prie šios tinklalaidės. Tai yra labai svarbu. Tokiu būdu mūsų idėjos, mūsų pasirinkimas laisvai, mūsų galimybė rinktis laisvai bus apsaugota. Ir kiekvienas jūsų patiktukas, kiekvienas sekėjas mums yra šiuo metu veiklos pradžioje be galo svarbus. Tai labai ačiū.